Aukščiausias sąmoningumas bei aukščiausia galia atsispindi atjaučiančiame, mylinčiame, gerume, elgsenoje. Ir tai evoliucinėme procese, kuris įtraukia viską, kaip ir atrodančias to priešybės. Tad viskas gerai, tiesiog palaikykime fokusą ties atjautą, meilę, gerumu, nes tai harmoningai lydės per visus evoliucijos lygmenis ir padės juose nepasiklysti. Meilė ir gerumas yra pagrindinės vertybės, kurių vienaip ar kitaip siekia visi. Tačiau kiek daug ginčų bei susimaišymo yra apie tai, ką tai reiškia. Ir kiek daug žalos gali būti ironiškai padaroma to siekiant. Juk dažnas menamas piktadarys atvirai ar slaptai tiki, kad yra herojus ir daro gerą. Bet tiesa pasimato tame, kaip tai yra daroma, kiek integraliai, nežalingai, pagarbiai, empatiškai bei atjaučiančiai. Tad mylintis gerumas yra menas, kurį turime nuolat puoselėti, atsižvelgiant į tai, kiek jo galime įnešti į kiekvieną pasireiškiantį procesą. Ir kad turėti gerą pagrindą šio mylinčio gerumo kultivavimui, kviečiu įsisąmoninti. Pirma, pats gimimo ir kvėpavimo faktas įrodo, kad esam mylimi ir verti meilės bei gerumo. Antra, mylintis gerumas yra mūsų natūra, nes už visų atrodančių skirčių viskas yra viena bei susiję. Trečia, atjauta yra tikro mylinčio gerumo pagrindas, o atjautos pagrindas slypi visko vienybės pajautoje. Puoselėkime šią intuityvią pajautą ir harmoningas kelias kleisis su ja. Ir ketvirta, visada yra erdvės įsileisti daugiau mylinčio gerumo, kurio esame verti ir tam nėra ribų, tik natūralus tempas, kuris jaučiasi geriausiai. Visi daro puikų darbą būdami savimi ir tokiu būdu žmonijos veidrodžiu, su begale galimybių tyrinėti tai, kas yra. Viskas vis tiek, vienaip ar kitaip, anksčiau ar vėliau, veda tik į didesnį vienybės ir tobulos meilės atskleidimą, nes tai yra tikrovė. Ir kai tai atpažįstama, tampa akivaizdu, kaip labiausiai mylinčių bei mylimų būdu dalyvauti šiame atskleidime. Meilė yra įsišaknijusi tyrame atvirume ir nesvyruojančiame pasitikėjime. Tad norint, jog meilės medis nenutrūkstamai augtų, bręstų ir klestėtų, turi neapleisti geros dirvos ir tinkamai ją prižiūrėti visose gyvenimo sezonuose.
Kartais gyvenimas mums duoda iššūkius, su kuriais labai sunku susitvarkyti asmeniškai. Būtent todėl, kad perlipti saviplaką ir atskirumo iliuziją tankinantį aš viską pats ir suglaudinti ryšį su savastimi, kuri yra mes. Ir net be sunkumų, net ir jaučiant tobulą asmeninę tėkmę, visad verta būti atvirume bei smalsume plėstis per komunikaciją su kitomis aktualiomis esybėmis. Mes esame viena beribės esaties visuma ir su šiuo pajautimu, lai viskas teka pagal kiekvienos individualios širdies giliausią troškimą. Nes sekimas savo širdies vedimu tai savaime geriausia tarnystė visumai. Ir tegul šis autentiškas vedimas mus ir vienija organiškai. Tada galime atsisveikinti su toksiniais bandymais tiek išsiskirti per susvetimėjimą ir tiek apsijungti per suvienodėjimą. Atvira ir nuoširdi komunikacija mūsų santykinėme pasaulyje yra labai aktuali, kad aiškiai pažinotume vieni kitus, vieni kitų kelius ir tuomet tarpusavio santykį, kuris esamu metu geriausiai pasitarnauja visiems. Ir jei mūsų skirtingi keliai bei požiūriai susikerta pakeliui, tame neturi būti konflikto ir bandymo vieni kitus pakreipti savo tiesos pusę. Mes galime pagarbiai vieni kitus išklausyti, be būtinybės sutikti. Ir tai individualiu būdu praturtins kiekvieno patyrimą. Ir taip pat šiuose susitikimuose, kuomet sugebame išlaikyti besąlyginę taiką ir meilę, mes galime atrasti ir vis daugiau nuostabių dalykų, kurie mus jungia, net jei ir einame skirtingais keliais ir tik trumpam prasilenkiame pakeliui. Tad vertinkime įvairovę, nes jos dėka mes ir galime vis geriau pažinti savo savitą kelią bei įgyti vis naujo įkvėpimo jame. Ir atminkime, jog visi keliai išeina iš vieno šaltinio ir į jį sugrįžta. Tad visa išsišakojanti įvairovė yra palaiminta ir viskas yra gerai, tinkamam laikui atėjus prasiskirti bei eiti savais keliais, kaip ir viskas yra gerai, tinkamam laikui atėjus vėl apsijungti. Nuostabiausi pokyčiai vyksta visų pirma per besąlyginį įvairovės priėmimą, kuris išlaisvina tavo autentišką saviraišką, kuri tuomet gali įkvėpti kitus savotiškai sekti šiuo principu. Ir jei tame savotiškos savybės susiderina, mes galime vieni kitiems pasitarnauti labiau savitais būdais.